Tarpuvartyje tarp Laisvės alėjos 65 ir 67 namų, miesto žargonu vadinamoje Bromu, jūs pasitinka pirmasis parodos dalyvis – menininkas Vytenis Jakas, kuriantis gatvės meną ir įvairias socialinės iniciatyvas. Per šį praėjimą galima patekti į vidinius teatro kiemus bei ilgąją salę. Pati tarpuvartės vieta padiktavo kūrinio idėją – tai ne teatras. Čia gyvenantys žmonės pasakoja, kad pasiklydę teatro žiūrovai dažnai skambina į šiame koridoriuje esančias duris ir klausia kelio į vieną ar kitą spektaklį. Čia ne teatras, išgirsta atsakymą žiūrovai ir eina klaidžioti toliau. Vytenis Jakas sąmoningai išnaudoja klaidžias teatro prieigas, išklijuodamas jas archyvinėmis teatro afišomis. Apie senąjį teatro repertuarą čia pasakoja matytų ir nematytų, girdėtų ir pamirštų spektaklių plakatai. Legendinį teatro administratorių Rimantą Štarą, kurio veidą žiūrovai išvysta vos peržengę teatro slenkstį, menininko vaizduotė įkurdino saulės atokaitoje. Taip Vytenis Jakas įsivaizduoja teatro administracijos darbą pandemijos sąlygomis. Čia rasite ir Šekspyro pirštą, ir gaisrininkų darbo įrankį vandens žarną. Galbūt gaisrininkai budi, kad kūrybinė ugnis nepersimestų į Laisvės alėją ir nesupleškintų miesto? O dabar iš teatro Bromo keliaukite gilyn į kiemą ir sukite dešinėn link teatro tarnybinio įėjimo.